informacijos dienas. Šiandien jau yra trečioji diena ir ją pradės visiems gerai žinomas Saitis. Labas rytas visiems. Aš labai noriu padėkoti organizatoriui, kad mane pakvietė tokį. Ir labai noriu jums visiems susirinkusiems padėkoti, kad suradot savo brangaus laiko. Pasistengsiu jūsų nenuvilti. Tai ką mes šiandien veiksim? Žodžiu, aš buvau pakviestas ir iš tikrųjų mane suintrigavo šitas dalykas, šitas kvietimas dėl keleto dalykų, todėl kad aš labai blogai mokiausi mokykloje, jokio universiteto nebaigiau, tai man tai yra iššūkis ir toksai, žinot, pikčiukiškas malonumas. Aš galiu kažkam kažką papasakoti. Taip. Kitas mūsų susitikimų tema, tai buvo kitas kriterijus, dėl kurio aš sutikau sudalyvauti. Ir sutikau visiškai iš kitos pusės mąstant. Nemąstant, kad vaikai fainai, kaip jūs visi galvojat, kad aš originalus, bet iš tikrųjų tai mąstant, kad aš visai neoriginalus. Arba gerai, geriausiu atveju vienam originalus, bet kitam tikrai ne. Ir va, čia ir prasidėjo mano tie kelių dienų apmąstymai, ruošiantis šiai paskaitai pavadinkim. Šiaip aš norėčiau pavadinti paprasčiau, pasikalbėjimai, nes tai būtų faina. Aš norėčiau, kad jūs oponuotumėt, sakytumėt, ką tik norit, įsiveltumėt į diskusijas ir sakytumėt, koks tu niekam tikęs. Tai manau, taip tai būtų, ne, aš labai rimtai kalbu, nes aš tikrai nesiruošiu čia atkalt kažkokį tai rimtą tekstą ir tada pasakyti, kad taip viskas turi būti. Aš nesijaučiu, kad taip galėčiau padaryti. Aš turėčiau būti praleidęs ties šią temą visą gyvenimą ir tikrai turėti kompetencijos tame. Dabar aš nesijaučiu, kad aš jos turiu. Aš viską, ką šiandieną pabandysiu jums papasakoti, tai yra mano paties jausmai, ką aš esu išjautęs, ką aš esu supratęs ties tuo. Ties tą sąvoką originalumas. Ir tai yra žiauriai skurdu. Gerai. Taigi, aš vakar galvoju, kaip aš varu. Tikrai varu. Aš vakar galvoju, kaip aš tokiais 5-6 žodžiais galiu suvokti, kas tai yra originalumas. Ką man jisai reiškia. Realiai kartą aš grįžau prie savo kvailelio. Jūs negalvokit, kad aš toks esu negatyvus ir ant savęs varantis, viskas tvarkoja, aš surandu vietų, kur žibėti. Taip, ir aš galvoju, tara, taip, kaip čia viskas čia, koks jisai kilnus, gražus, įdomus, tara. Bet vis dėlto man tas originalumas susivedė šiek tiek į liūdnesnę ir tokią gan juokingesnę visą frazę, mano suvokimą. Tai aš pasirašiau, kad kaip aš jį apibūdinčiau, kas yra originalumas, kaip aš jį suvokiu, tai labai juokiausi. Bet jau aš. Tai originalumas man pasirodė, kad jis yra trapesnis nei meilė, trumpesnis nei orgazmas. Kodėl taip gavosi? Nes yra labai nedaug originalių dalykų, kurie trunka tūkstantmečiais. Labai nedaug. Visa kita yra labai, pavadinkim tą originalumą, galim sugretinti su wow faktoriu. Ypatingai šiomis dienomis, tai
jis labai trumpalaikis, tarkim, Christian Dioras padarė kažkokią tai naują kolekciją, arba bet kokie mados namai. Kažkaip sužibėjo, įvedė kažkokią tai naują liniją, naujas spalvas, tekstūrų, kažkaip suvedė tekstūras, kad jos atrodytų įdomiai. Žiūrėk, po 2 dienų tai jau pardavinėja Zara. O tokie dalykai vyksta. Tai pats tas pirmas impulsas, jis yra labai trumpas. Todėl man tai pasirodė. Ir iš vis, aš galvodamas, kad originalumas yra vienas žodis, iš pradžių, bet manydamas, aš pradėjau suvokti, kad o Dieve, tu mano, ne, taigi neina visko įvardinti, kad tai yra originalu, nes prasideda tiek daug skirtingų originalumų. Nes, tarkim, piramidės. Man tai yra originalu ir tai yra originalu labai ilgam. Manau, ir kiekviena. Tarkim, o hipsterių albumas, muzikinis albumas, kuris, tarkim, yra įrašytas, pagamintas taip, kad jame yra naudojami stumdomi baldų garsai. Suprantu. Jis bus madingas arba originalus tik tai 2 savaitės, arba labai trumpai. Tai kol neatsiras kažkoks, toks visiškai nežymus, galbūt kažkas jau pradės pūsti kamuolius ir tai įrašinėti tuos garsus, arba, nežinau, galvą trankyti sieną. Tai nėra svarbu, lygiai tas pats kaip ir, lygiai tas, irgi labai juokingai kažkaip supratau, kad gerai, tarkim, madoj, grįžkim prie mados. Kažkas tikrai kažką gražaus sugalvojo. Ar tai yra svarbu, tas originalumas madoje? Gerai, iš mūsų visų sėdinčių 2-3 žmonės, gal daugiau. Kad jiems tai tikrai aktualu, tas originalumas, ta originali idėja yra tikrai svarbi. Tikrai nedaug žmonių. O štai, tarkim, kažkoks buities prietaisas, kuris tikrai yra labai svarbus mums buityje, tarkim, kažkoks patogus elektroninis konservų atidarytuvas, kuriuo mes, arba panašus dalykėlis, kuris tikrai gerai kažką padaro, gaminant valgyti, arba, buityje, paprašiau. Jis tikrai yra žiauriai reikalingas ir tas originalus sprendimas tikrai yra svarbus, bet ar jis įdomus? Va čia ir gaunasi kontroversija, kad kažkokia niekam tikus mada, jinai visiškai nėra svarbi, bet jinai yra mums žiauriai įdomi. O buitis, kuri yra svarbi, jinai yra neįdomi. O čia aš ir pradėjau dvejoti, kas čia dedas, kurie daiktai, kaip suprasti originalumą, kas tai yra. Tas žodis, kuris apibūdina viską, jis kaip ir gali atsakyti tą klausimą. Bet iš tikrųjų, kai jį pradeda analizuoti, tada bent jau aš tuomet ir pradedu dvejoti, ar aš jau tai galiu vadinti originalu. Va tas man neduoda ramybės. Ir neduos. Nes aš nežinau, tikriausiai tai yra kiekvieno pačių savo klausimas ir atsakymas, šitas dalykas. Tai va. Sekantis daiktas, galvoju labai nemažai, kaip yra padaromas pasiekiamas originalumas. Pradėsiu nuo labai paprasto dalyko, kas tik tai šiandien ryte šovė į galvą. Ir supratau, kad, blemba, kaip aš jį pramečiau, kaip aš apie jį nepagalvojau. O viskas labai paprasta, tarkim, aš dabar turiu dukrą ir aš stebiu ją. Ir aš matau, kad jie yra visiškai originalas. Visiškai originalu. Absoliučiai. Sprendimai. Viskas, ką jie bedarytų, ir manau, kad kiekvienas lelius, jisai varo kaip jis nori. Daro, ką nori, iki tam tikro laiko. Tai va, tai čia, manau, yra kaip ir pradinė užuomazga to viso, kaip padaryti originalumą. Jeigu mes esam suaugę, aš manau, kad
vienaip ar kitaip reikia ant tiek supaprastėti, vos ne iki vaikiškų lygmens. Turiu omeny ne tai, kad suvaikėti, bet nusimesti visą tai, visas taisyklės, kurias mums yra įdiegus sistema visuomenį, kaip nesielgti, kaip nedaryti. Aišku, yra tam tikri daiktai, ko tikrai nedarėtų daryti. Ir aš, pilna tų pavyzdžių, manau, kiekvienas blaiviai mąstantis žmogus supranta, kaip nesielgti, kas yra nenormos ribose, bet yra tiek daug nesąmonių, kurios yra atseit visuomenės nesuprantamos ir kažkaip netaip traktuojamos. Tarkim, jeigu tu šeimos baliuje prie visų giminių įsitrinsi veidą, tortų tipo bus negerai. Kodėl? O čia fainas. Tai reikia tik tai surasti gerą vietą pokalbį ir tai padaryti. Nes šiaip jau paprastai pagalvos, kad kukų. Tai va. Tada iš savo profesinės pusės aš pastebiu čia, kas liečia, kaip pasiekiamas originalumas. Kelių milijonų. Labai daug. Bet keletą tokių dalykų aš pastebėjau, kad jeigu jais remtis, gali kažkas atsitikti. Viena iš jų yra, tarkim, situacijos ir laiko ištampymas. Tai yra, kad jeigu tu turi užduotį kažkokią tai, arba tu turi kažkokią klišę, šabloną, ir su kuriuo tu dirbi, tarkim, nieko netarkim, realiai, yra situacija. Ir tu supranti, kad šita situacija buvo, ją visi žino, bet tu tiesiog paimi ir kažkodėl tai tam tikrų momentų jie pradedi spekuliuoti, jie galbūt net pavertė į nesąmonę. Po to arba ties kažkurio momentu sakinyje sukeiti žodžius. Ir pilna tų tokių dalykų, kur tu netgi... Visi žinot, kad kartais, kai linksminėsi, kai kažką darai žinomo ir tada tiesiog pradedi įjungi savyje tam tikrą beždžionę, gaunasi labai fainų dalykų. Tai aš apie tai ir kalbu, kad kartais nereikia būti visiškai tokiam super rimtam, kad tai pasiekti. Tada laiko ištampymas. Čia yra jau konkretesnių pavyzdžių. Tarkim, mano draugas Oskaras Koršunovas, tarkim, turiu laimės jį stebėti, turiu laimės su juo draugauti, tikiuosi, jis turi laimės su manim. Gal, žodžiu, tai pats principas, kaip, daugam jis patinka, daugam jis nepatinka. Vėlgi, čia buvo pokalbio pradžia. Kas vienam originalus, tas kitam jokių būdų. Bet aš manau, kad tas žmogus yra pakankamai daug pasiekęs, kad mes galėtume visi kartu pasakyti, kad okei. Tai va, tai... Ir stebint jį, dirbant kartu su juo, tu matai aš matau tam tikrus dalykus, kad realiai tai jisgi dirba su jau seniai parašytais kūriniais. Originaliais, aišku, kūriniais, tam tikrų autorių, kurie yra jau klasika. Tai iš esmės, kas čia originalos? Ką tu čia darai? Tu coverį darai realiai. Jeigu tai brutaliai kalbant. O tada prasideda laiko ištampymas. Ką jisai sugeba gerai? Jisai sugeba iliustruoti tą tekstą, jį karpyti, išimti, kas jo nuomonė yra nereikalinga ir netgi sudėti tam tikrus vaizdus viduryje sakinio. Reiškia, suprasti laiką savai, ne taip, kaip sako autorius. Tai čia, manau, yra pakankamai geras pavyzdys, nes, tarkim, aš,
kūrėm jo spektakliui Išvarymas muziką ir pirmą kartą aš perskaičiau Ivaškevičiaus pjesę, kuri buvo beros, nemažai puslapį, 90. Kur aš galėčiau sugrot ir įtarp muziką, aš pažymėjau tik tai 6 vietas. Galvoju, Kai aš baigiau, muziką aš įtarpiau jau skirtingą muziką ir skirtingose 62 vietose. Tai reikia prisivert padaryti. Antiek išanalizuoti visą situaciją ir dirbti su ją, kad tai nėra taip, kad bam ir šitam taip. Tai yra sunkus darbas. Aš noriu dar kartą sugrįžti prie to reikalo, viso originalumas yra originalu. Man dar neduoda ramybės vienas suvokimas, kad tikras originalumas, Salvadorai Dali, visi kiti, visi geri veikėjai, kur iš tikrųjų kažką tai labai labai daug padarė mums žmonijai, nežvėriškai daug dirba. Jiems realiai neegzistavo šitas pasaulis. Nes aš pastebiu tai iš tų žmonių, kurie yra daug pasiekę, jie ir yra originalūs, jie nekreipia dėmesio, tarkim, į juos supančius, ta prasme, labai retai. O dažniausiai tai viskas vyksta darbinėje aplinkoje, nes gyvenimas taip jiems sudėlioja viską, kad jie tiesiog dirba visada. Taip, kai tu dirbi visada, siekdamas to originalumo, siekdamas surasti save, tai tada ir pradedi suvokti, kurioje vietoje tu gali ištampyti laiką ir keisti situaciją, ištampyti situaciją, su ją žaisti. Ir tokiu būdu pagaminti dar nematytą kampą originalų požiūrį, suvedus šitos dalykus. Bet to dar galvoju, kad trumpai, norint būti originaliu, man taip atrodo, kad reikia iš pradžių sugebėti būti ir neoriginaliu. Nes vis tiek turi būti kažkoks sveikas suvokimas. Net jeigu tau ir labai pasisekė, tu esi šiek tiek kitoks žmogus nei visi kiti, jeigu dievulis davė. Tai nereiškia, kad jisai duos visą laiką. O jeigu neduos, tai, tarkim, gerai, aš išleidau 5 super dainas ir visi mane labai myli, o staiga atsitiko taip, kad aš daugiau nebegaliu išleisti gražių dainų. Tai jau manęs niekas nebemyli. Bet aš prisimenu, kaip mane visi myli už mano originalumą, mano fainumą. Ir staiga man prasideda labai įdomų šalutiniai poveikiai. Aš pradedu, kreizį, kabutėse, aš nerandu savęs, aš nesulaukiu to dėmesio ir panašiai. Tai reikia būti neoriginaliu, aš turiu omeny, kad reikia visą laiką turėti sveiką supratimą, kas pats esi iš tikrųjų, kad neužsihiperbolizuoti viso to dalyko. Taip, galima suvokti, kad, daug kas, tarkim, muzikos vadybininkai tikrai stengiasi padėti atlikėjai į tokią padėtį, kad jis gyventų viešbutyje, kiekvieną rytą glostytų liūtą ir gertų, nežinau, ką kolibriai prineša į burną. Žodžiu. Bet kai tai nutrūksta, tai gali, sakau, aš po to pakalbėsiu apie šalutinius poveikius šitos veiklos. Gerai. Nuotrauką aš pasidariau su jumis. Kaip jis padaromas? Kaip yra visą laiką, man taip atrodo, galvojant apie originalius sprendimus, jų siekiant, netgi esant jų poreikių, mes visą laiką turim gamtą. Visada.
na tarkim, ieškodami tam tikrų architektūrinių sprendimų, architektai žiūri per mikroskopą į augalų sandarą, studijuoja anatomiją. Na, tarkim, aš nežinau vietos, tiksliai neprisiminsiu, bet sprendimas Olandijoje per nedidelį kanalą, kaip padaryti tiltą, jeigu negalima padaryti nei taip, nei kažkaip kitaip. Nu, tai architektas pažiūrėjo į akį ir suprato, kad jisai padarys, nu, daugmaž taip, kad pasikeltų. Neturiu paspausti kažko tai parodyti, bet manau, gal kažkas yra matęs. Nu, tai tokie dalykai. Tarkim, kariškiai norėdami mus apginti, studijuoja plėšrūnus arba studijuoja tuos gyvūnus, kurie ginasi nuo plėšrūnų. Tarkim, taip kartais gaunami sprendimai, kaip reikia gintis arba pulti. Tai va, tai... Iš esmės, aš galvoju, kad norint sukurti kažką originalaus, reikia žiauriai viską analizuoti. Absoliučiai. Yra toks procesas, kad netgi krustelius pirštą, tu jau turi pagalvoti, ar kitas kažkas jau yra taip daręs. Aš nesakau, kad tai yra toks labai piktas susikoncentravimas. Ir realiai tu analizėje viskas turi būti labai jau sausa. Viskas punktas paskui punktas sudėliota. Faktas, kad turi būti ir klaidų, ir paprastumo, ir gyvumo kažkokio, bet aš vis tiek galvoju, kad sekti, kas dedasi toje srityje, kurioje tu kažko ieškai, yra tiesiog būti. Bet kai tavęs klausia, reikia sakyti, kad tau nerūpi. Tada atsiranda lengvumo pojūtis. Tai va. Aš nežinau, aš daugiau, manau, pakankamai viską chaotiškai aš išdėsčiau, galbūt jūs turit kažką tai pasakyti prieš, turit kažką tai paklausti, galbūt tuomet užsimegs kažkokią diskusiją ir mes pajudėsim tolyn. Apie X-faktorių neklausim. Galiu eit? Taip. Labai. Gal turit kažkokį žmogų iš Lietuvos, kuris jums šiuo metu atrodo įdomiausias? Čiurlionis. Dabarties žmogus. Jis gyvena dabar. Jis visada gyvena. Neselas. Oi, yra tų daug žmonių. Yra Statkevičius. Jis kenčia, žinau. Tai va. Aš iš tikrųjų tai žaviuosi labai daug veikėjų. Man patinka labai daug žmonių. Man nebūtinai patinka tie numeriai vienai ir superiai. Nes yra tikrai kur kas daugiau įdomesnių veikėjų, kurie dirba antram plane. Tarkim, tie žmonės, kurie pagamina tam pačiam celui muziką. Arba kažkam kitam. Galiu pasakyti, man tarkim visai patinka Leonas Somovas, ką daro. Aš pat labai savo patinku. Tuomet, tarkim, My Daddy Was a Milkman, labai man patinka, ką daro. Žinot? Žiauriai gerai. Tai va, tai...
Ir aš nevertinu originalumo pinigais. Visą laiką yra šou biznėje ir mene, ir netgi man taip atrodo, bet kokioje industrijoje tokia sąvoka kaip artful dodger. Meniškas nuskurėlis. Tai čia yra, ši išraiška reiškia tokį individą, kuris yra visur laukiamas ir netgi labiau vertinamas ne jau pagaminta žvaigždė. Nes tai yra artful dodger, tai yra, vadinkim, stadija, kai virsmas iš dar nelabai žinomų į kažką žinomų. Tai vat, man ta stadija yra įdomiausia, man tenais smagiausia yra stebėti dalykus. Nes kai aš vis sakiau, kad tas originalumas yra laikinas, tai va būtent toje stadijoje to menininkų nuskurėlių ir atsitinka patys gražiausi dalykai, po to jie virsta į pop kultūrą. Ir tada jau visi žino, ko tikėtis ir tiek. Bet sakau, kad siurprizas atsitinka būtent prieš tai. Tai aš veikiau stebiu tokius dalykus. Taip. Aš turiu klausimą. Taip. Ar kartais originalumas nėra susijęs su paprasčiausiu interpretavimu? Taip, tai yra. Visiškai. Tai aš sakiau, kad tai yra laiku ir situacijos užtaktikos. Tai yra interpretacija. Tai tada gal nėra originalumo, yra tik tai interpretacija? Matot, interpretacija tai yra savaime. Ir tarkim, iš 500 muzikantų arba 500 teatro režisierių visi turi tą taisyklę interpretuoti. Ir visi tai daro, nes tiesiog taip reikia daryti. Nes jeigu tu turi tekstą, tu privalai jį apžaisti ir sudėti tam tikrus dalykus. Tik tai niuansas vienas, ne visiems tai gaunasi. Kažkodėl vieniems tai gaunasi geriau, arba tiek gerai, kad visi drįsta įvardinti taip, kaip originalių reiškinių, žmogumi, veikalu, panašiai. Tai interpretuoti, sakau, mes vienaip ar kitaip privalom siekdami to. Bet ne kiekviena interpretacija gali būti pavadinta originalia. Aš dar turiu klausimą. Kaip jūs savo kūrybą ieškote originalumo? Jūs patys? Aš negalvoju apie tai, žinau. Aš kiekvieną dieną prisiverčiu atsikelt 8 ryte, nuvežt dukrą į darželį ir tada bėgu į darbą. Darbas tai yra mano studija ir aš žinau, kad aš turiu kažką ten daryti. Daryti. Ir kiek aš išmetu lauk, tai yra didžioji dalis. Ir ką aš atsirenku, tai tiesiog, tik tai, kas iš dalies tenkina mane. Nesuvokti, kas tenkins jūs, aš esu bejėgis. Tai va, ir tada aš tikiuosi. Aš tikiuosi, kad galbūt tai, kas patenkino mane, gal patenkins šiek tiek daugiau žmonių. O čia ta daina jūsų draugams yra pačia jūsų idėja, ar jūs tiesiog su kažkuo negeneravote? Ta prasme, tai yra mano kūrinys, mano parašytas kūrinys, mano įrašytas kūrinys, mano sukarpytas kūrinys, mano suvestas kūrinys ir tiek. Aš šiaip, jeigu įdomu, aš esu labai nepatiklus. Ir vienišius. Tai aš turiu muzikantus, bet idėjas aš generuoju pats ir tada aš jas pristatau ir mano muzikantai jas sugroja, bet aš
neturiu prodiuserių, nes aš dievinu pats tą procesą, man labai patinka įrašinėti, tada viską apibendrinti ir tada pačiam pristatyti tą kūrinį. Na gerai, paskutinė stadija, kuri yra paruošimas radijos stotims ir televizijoms, aš šitą procesą atiduodu, nes jau būtų per daug. Jūs turėjot klausimą. Jo, aš norėjau klausimą, ar jūs kaip turit kažkokį nusistatymą, kad būtų tikslas, kad būtų kūrinys, tarkim, originalus, ilgalaikis, ta prasme, koks pagrindinis atrodo? Ne, jokių būdų. Būna tų stadijų, kai man tai pasirodo. Nu, žinau, visi mes, kai užsikrečiam savo darbą. Wow, tada ašarą net nuspaudžiu kartais. Čia retai. Ir tada, 2 savaičių, kai ta meilė baigėsi, aš suprantu, kad gal ir nieko, bet gal ir nelabai. Nu, žodžiu, pilna tų. Bet aš tikrai negalvoju, kad aš dabar atsisėsiu ir jūs visi verksit. Aišku, aš sudedu labai daug jėgų. Aš tikrai noriu, kad tai būtų gražu, bet visų pirma, tai aš darau pats savo. Ir labai nedaug, ką aš išleidžiu, tai yra, turiu omeny, kiek aš išmetu, tai yra tikrai didžioji dalis, daug daugiau procentų, ne tai, ką aš jau atiduodu radijos stotims ar internetui, savo klausytojams, jeigu aš tokių turiu. Taip. Taip. Mes turėjom per šias informacijas vienas vieną lektorių, kuris pristatė idėją, kad originalumo nėra. Viskas tarsi yra pavogta, visas idėjas pavogtas, viskas yra tiesiog išgeneruota galbūt ir tiesiog pateikta šviežiai ir tą šviežumą mes tarsi suvokiame kaip originalumą. Ar jūs tiktumėt tokį idėją, kad, nežinau, ar ten nebūtinai turi būti taip arba ne, bet iš dalies, kad originalumo vis dėlto nėra? Ir taip ir ne. Ir pasakysiu, kodėl ir taip ir kodėl ne. Iš pradžių nuo ne. Iš pradžių taip. Yra tokia frazė, sako, geri menininkai skolinasi, talentingi menininkai vagia. Yra tai teisybė. Netgi įstatymai tai leidžia. Tai vadinasi parafrazavimas. Štai gali gauti pinigus. Tai va. O nesutikčiau, nes vis dėlto aš tikiu į Dievą. Ir savotiškai, bet aš galvoju, kad jeigu jo net ir nebūtų, mes vis tiek kažką savo susigalvotume, nes atsiremt reikia kažką. Tai va, kodėl aš paminėjau Čiurlionį? Nes jeigu pradedi domėtis jo kūrybą, tu suvoki, kad ten jau yra kitaip. Ten nėra Saulius Prūsaitis, būkime geriausiai draugai. Kažką tai, arba ten išimti Paryžių, tai nėra taip, tai yra daugiau. Tai yra labai daug. Ir tada tu pradedi galvoti, o kodėl jam taip, o man ne. Tai va, ir taip pagalvojęs, tu supranti, kad jam tai davė. Taip, labai paprastai. Iš tikrųjų, planetoje, mūsų planetoje, čia net nereikia kalbėti apie Lietuvą, tų tikrų menininkų, kurie tikrai verčia tave susimastyti ties viskuo, ką tu anksčiau darai, kaip tu viską supratai, yra labai nedaug. Tai, nes jeigu tai būtų viskas paprasta, kad mes tiesiog paėmam, pasiskolinam arba pavagiam ir interpretuojam ir jau gerai, tada nebūtų gerai. Nes turi kažkas atsitikti kitaip. Netgi dėl nesuvokimų priežasčių, kodėl taip atsitikti. Ar dar turit kokį klausimą? Taip. Jūs sakote, kad jūs pats net negalvojat, kaip būti originaliu. Tada
tiesiog stengiatės, kad būtų faina, tiesiog būtų gražu, kad patiktų žmonėm. Tai kam iš viso tas originalumas? Tas bandymas tapti originaliu, ar tai nėra, tarkim, tada pagrįsta kažkokiu egoizmu? Ar taip negalvoju? Matot, originalumas, jisai yra, jisai turi labai daug tų atspalvių visokiausių. Nu, tarkim, žiūrėkit, dabar jeigu aš būčiau Salvadoras Daly, aš tikrai sėdėčiau čia ir čia sėdėtų beždžionėliai. Mažai tokius. Jūs, prašom, klauskime. Kažkas tokio. Tai būtų ekscentriška iki nukritimų. Ir aš su juo sutinku. Bet tai tas žmogus yra pagrindęs tuos veiksmus savo darbais. Prasme, ten yra toksai emocinis egoizmo krūvis, kuris yra gerai, teisingai įsiveržęs. Na dabar aš sėdžiu, čia biškį bėdavoju, tai yra kitokia energija, kitokie dalykai. Ir taip, čia yra judėjimas link originalumo, tai yra egoizmo vešėjimas, absoliutus. Jų šūdai, o aš jėga. Taip turi būti. Nu taip turi būti. Nu taip turi būti toksai krūvis, iš esmės. Tai yra šlykštu, ką aš pasakoju, bet taip turi būti. Tu turi nusiteikti. Lygiai taip pat, kaip tu, būdamas boksininkas, eidamas į ringą, tu negalvoji, kad aš tave paglostysiu, o tu man, ne aš einu daužyti smūgių. Nu, tu turi tiesiog, tarp kitko, labai emocinę giją gerą užgauti, nes, iš tikrųjų, aš negalvoju, kad ant tiek jau blogai, bet aš manau, kad siekdami to mes, privalom neužmiršti. Lengvai flirtuoti, pažiūrėk, tu, mano batai tokie. Yra tas. Kaip tai bebūtų šlykštu, bet jis turi lydėti. O aš atparduoju 500 bilietų, tas 700. Jisai, arba aš ten taip ir taip kažką padariau, tai kitaip. Jisai yra grįstas negražiais dalykais. Sutinku. Taip. O jums pačiam yra lengviau bendrauti su menininkais ar su, technikais paprastai? Man lengviau yra nebendrauti. Man geriausiai yra įsijungti teliką ir bendrauti su teliką. Aš paskutiniu metu stengiuosi nebendrauti. Rimtai, aš nuoširdžiai pasakysiu, nes kai aš buvau šiek tiek jaunesnis, man iš tikrųjų yra tas žodis challenging. Tai dėl savo idėjos aš tikrai buvau pasiruošęs prisigerti ir gerai pasichallengenti, bet į to labai galvas tavo. Jeigu tikrai apie tai kalbėtis nuoširdžiai ir bandyti kažkam įrodyti kažką. Ir tai dažniausiai vyksta, aš grįšiu, ar su menininkas, ar nesu menininkas. Tai net nesvarbu, su kuo vyksta. Iš esmės yra toks laikotarpis, kai tu bendrauji su bet kuo ir bandai įrodyti savo tiesas. Užsiimti savo teritoriją po savo. Duoti žinoti visiems, kas tu per vienas esi. Po to dabar aš jaučiu, kad kaip bebūtų, aš vis tiek turiu kažkokią tai mažą vietelę, kuri yra mano. Ir aš tiesiog esu ramesnis. Žiūrint su kokiu menininku bendrauti. Tarkim, yra tokių menininkų, kur aš niekad nebendrausiu, nes man jie ne menininkai. Nuoširdžiai sakau. Pavyzdžiui. Norit konkrečiai? Bet tai gausit, kad aš apšyksiu dabar. Norit visiek? Norit? Sutinku. Vienas. Vardykit, aš pasakysiu taip arba ne. Gudručiai. Man daug kas nepatinka. Nuoširdžiai. Man jeigu patinka, tai patinka, bet daug kas nepatinka. Tai su tokiais aš stengiuosi nebendrauti ir žinau, kad net nebendrausiu. Nes, yra tam tikrų dalykų. Tarkim, asmuo, kurį jūs ką tik paminėjote, man, tarkim, aš nesuvokiu. Kaip tu gali varyti ant policijos, tai filmuot, tada tuo didžiuotis ir vaidinti, kad labai skubi
Nes tada kyla klausimas, tai tu tikriausiai skubi pas vėžių sergančius vaikus? Ar kaip yra? Nu, nesgi tu esi dosnus, turi savo fondus ir panašiai. Nu, come on. Tai va, maždaug tokie dalykai, pas mane galvoju sukasėjau ką. Tai nėra tikra. Tai tu padėkok ir kažkaip kitaip sureaguok į tą situaciją. Taip. Čia galbūt tas egoizmas yra? Čia yra debilizmas. Nu, išprašėt. Aš nesakau, kad aš irgi esu angelėlis ir panašiai, bet, nu, yra, manau, tam tikri dalykai, kuriais, nu, negalima spekuliuoti ir negalima dalintis ir su žmonėmis. Ir nu, juos kontroversinti, pastatyti ant pasirinkimo ribos, ar tai yra kieta, ar tai nėra kieta. Nu, nes, tada, taip. Bet iš kur tada tas debilizmas kyla? Iš to pačio egoizmo, nes tu nesiklausai, kas vyksta aplink. Na taip. Bet tai tikriausiai kaltas originalumas. Bet jis realiai, nu, kaip paėmus iš tos visos aplinkos atlikėjų, nu, vat jis tuo ir išsiskiria. Tai viskas yra puiku, jo, bet... Nu, taip yra kvaila, tai... Jo, bet, nu, bet ar tau to reikia? Jam to reikia. Ne apie tai klausimas, ar tau to reikia? Nu, tai, nu, nes gal aš džiaugiuosi, kad tu suvoki, kad tau to nereikia, nes kitas nežino, ko reikia. Tai nėra gražu, žinai, yra daug gražių dalykų, ką daug žmonių daro. Ir aš tikrai džiaugiuosi pasirodymais ir masteliais, ir aš tikrai net nepavydžiu, jokių būdų. Aš tikrai džiaugiuosi, kad tai vyksta, kad žmonės tai gali pamatyti, viskas yra cool, bet yra tam tikri daiktai, kurie nėra faini. Man dar taip pat, nu čia jau mes off topic, wow, visiškai. Kažkada buvau pakviestas į... Palauk, kur aš? Lietuvos liberal-demokratai yra tokia partija. Koncertuojant. Daugiau manęs ten nepakvietė. Nes aš vieną dalyką pasakau. Tuo metu aš šiek tiek buvau gal aštresnis ir aš užlipęs ant scenos išrėžiau prieš koncertą, sakau, sveiki, iki teisminiai tyrimai. Mes ten nekvietė. Taip, klausom. Kalbant apie tą patį sielą ir apie bet kokią žvaigždę, superžvaigždę, tai gal jos nėra originalios, yra originalus tie paplaniai žmonės, kurie paneša tas tokiais. Gal jų nereikia. Aš manau, kad taip. Vėlgi tai negalima tai paimti ir atkirpti. Ir tas ir anas turi tam tikrų gerų savybių originalių, kad sudėjus kartu kažkas gautus. Tai faktas, kad visai nemaža dalis yra to žmogaus, kuris, tarkim, parašo tikrai gražią dainą. Ir man, tarkim, aš kartais domiuosi ir pasižiūriu visokiausius YouTube įrašus, kaip yra elgiamasi, tarkim, užsienį. Tarkim, patenka Britney Spears į studiją. Kaip patenka, nežinau. Stovi vyras ir staiga įvyksta toks dalykas. Jis sako, Britney, žiūrėk dabar. Ir tada paima ir padaro viską. My loneliness is killing me. Jis jai viską parodo, kaip tu dabar darysi. Cool, ne? Tai va.
nors Britinė sugeba tai reprodukuoti. Tai kaip? Kaip? Taip, bet taip pat kartais atsitinka tokie dalykai, kad yra ir žmonės, na tarkim, ar kažką žiūrėjau, labai įdomus dalykas, mane suvėlė visiškai. Just Do It buvo paskutinis Michael Jacksono berods video, tas kaip koncertų paruošimas. Kas matė tą filmą? Aš apakau visiškai. Michaelas, atrodo, kad jis žino viską, ta prasme, daręs viską ir toliau jau nebėra kur jau. Mano nuomonė buvo tokia. Staiga prie jau prieina dėdė repeticijos metu. Jie sako, ką tu čia tą koją taip judini? Ką tu čia darai iš visi? Va čia turi atsistoti, va tai jau dabar daryk. Va. Taip kad gali būti, kad ir nemažai atvejų dar nepasakiau ir užmiršau visai, net nepagalvojau, kad originalumas gali būti kartu ir grupės kūrinys, grupės žmonių kūrinys, o ne tik tai vieno žmogaus reikalas. Taip. Aš noriu pasakyti iš mano. Ar visas muzikinis takelis buvo surepetuotas, jūs ar palikdavo vietos improvizacijai, kažkokiai originalus, kažkokio tai turinio? Išvarymas buvo pagamintas taip, kad aš turėjau daug muzikos ir atėjo toks laikas, kad ir tokia situacija, kad aš ją tiesiog galėjau panaudoti. Na, tarkim, aš matau, kad yra tokia ir tokia scena. Ir tada aš sakau, mes galim šitą vietą sugroti tą, arba tą, arba tą, arba tą. Kaip visiems? Režisierius sako, gerai. Arba jisai sako, aš nežinau, sakau, tada bus taip. Tai ir daug dalykų taip atsitiko ir, nes aš, kaip minėjau, tai jame yra 62 skirtingos muzikos. Tai yra pakankamai daug muzikos. Per 2 mėnesius aš nežinau, ten kosmosas, žodžiu, buvo, mes ilgai ir sunkiai dirbom, kad tai padaryti. Tai dalis tos muzikos buvo pagaminta jau vietoje arba net paskutinėmis dienomis, kur reikėjo kaišyti kažkokias tai spragas, kur, Ir pratęsiu ir toliau, kas atsitiko, tai pirmus 3 metus mes tą muziką mokėmės sugrotame spektaklį. Nuoširdžiai kalbu, nes iš tikrųjų tiek daug, kad tu negali per 2 mėnesius to padaryti. Pirmus 3 metus mes klydom ir taškai A ir B vis slinkdavosi arba kol galutinai susifiksavo. Tu tariai ačiū, aš groju, prašau. Pasakai kitą žodį, aš nustojau, tokie dalykai, nes, sakau, tai yra vis dėlto 5 valandos ir tai va. O po 3 metų bent jau man nusibodo, aš buvau sugalvojęs, kad aš jau daugiau nebenoriu tęsti, nes taip, aš buvau pradėjęs gerti tame spektaklį. Rimtai, nes, ta prasme, liūdna, tu groji tą patį ir nieks nesikeičia. Tai ką reiktų? Tai va, tai ir staiga man toptelėjo mintis, kad gerai, dabar nuo šiandien bus taip, mes jau žinome taškus A ir B, tai dabar kas atsitinka tarp taškų A ir B, visą laiką gali keistis. Ir berods jau 5 metai baiginėjasi ir viskas vyksta sėkmingai. Tai va taip pakol kas aš ten sugebu išbūt, nes taip aš supratau, suradau tą požiūrį į tai, kaip man tai teikia vis dar malonumą, kad aš tik tai kažką palikdamas, ta prasme, palikdamas rėmus, bet keisdamas lengvai turinį, aš galiu išlaikyti kažkokį tai ilgaamžiškumą. Bet ir be jūsų spektaklis nebebūtų toks efektingas, iš tikrųjų kažkokia įrašyta muzika, kažkas tiesiog
man atrodo, sėkmė to spektaklio yra dar labai didelė dalis jūsų šalia ten sėdinčių, jeigu jūs galvojate, šiaip, Ačiū labai. Taip, ar dar kažką turit? Kalbant apie jūsų pačią kūrybinį kelią, ką galite pasakoti apie savo pradžią? Į tą laikotarpį, kaip jūs pradėjote, kaip jautėte, su kuo susidūrėte? Aš papasakosiu labai paprastai, kai aš dažydamas Anglijoje, Londone sienas, Britų imperialistam dažydamas sienas, pradėjau dainuot. Ir negaliu pasakyti, kad iš nuobaudulių. Tiesiog šiaip supratau, kad aš elgiuosi neadekvačiai, aš dažau sienas, bet aš dainuoju. Klausyk, daryk kažką, nes jau. Aš supratau, kad viskas, aš turiu baigti ir važiuoti kažkur tai, kur aš rasiu start, pradžią visą šitą. Su kažkuo, kažkaip. Ir aš grįžau į Vilnių. Nuo to viskas ir prasidėjo. Aš supratau, kad viskas, aš daugiau nebenoriu nieko kito daryti. Tai va, dar grįžtant prie originalumų. Jeigu tai yra tikras originalumas, prisiminiau, tai yra kaip ir, manau, kiekvienoje profesijoje. Rimti dalykai yra pasiekiami tik tai visiškai numetant visą kitą į šalį ir labai smarkiai rizikuojant savo gyvenimu, negalvojant apie pasiekmes, o konkrečiai neriant į ten, kur tu nori nerti. Nes, gerai, tarkim, tame pačiame X Factoriui mes prisižiūrim tokių dalykų, kad aš studijuoju komunikacijų fakultete, aš studijuoju, bet man labai patinka žiauriai dainuoti, aš savęs neįsivaizduoju apie dainavimą. Kas čia dabar? Man negali tai būti, aš nesuvokiu. Tu dainuot, bet čia yra, jeigu tu nori tikrai dainuot, tu tikrai taip ir pasakysi, kad viskas, aš kitaip nebegaliu. Juokitės iš manęs, galvokit apie mane, ką norit, aš kitaip negaliu. Lygiai taip pat ir siekiant, man taip atrodo, tam tikrų įdomių, bet kokioj srity dalykų. Tu turi pasiruošti, kad galbūt bus ir nesėkmingų laikotarpių. Juoksis iš tavęs, galbūt tavo dizainas pradžioje bus visiškai neintriguojantis, neįdomus, arba tie kuriami baldai kažkokie, arba vėl kažkas. Tai dėmesio nesulauks, bet jeigu tu konkrečiai nuosekliai darysi tam tikrus dalykus, aš manau, kad sėkmė tikrai aplankys ir yra net paskaičiuota, berods, kad kažką pasiekti, tai reikia 10 000 darbinių valandų. Tai originalumas galima galbūt bandyti dėti tokią apytikslį lygumą su nuoseklumu, užsispyrimu. Tai nėra taip, kad aš tikrai pajuntu, kad savo vadinamą karjerą aš pajuntu, kad kartais būna pikai, kartais būna nuopuoliai ir kartais tu būni visai niekam neįdomus. Bet privalai susikaupti, nes būna ir labai labai sunkių momentų, kai aš, tarkim, jaučiuosi visiškai sugniuždytas, aš esu 1 sekundė nuo visko metimų. Bet tada tu kažkaip, aš pagalvoju, kad gal baig, taigi eik miegokis. Taip. Ar jūs klausot savo muziką? Taip. Labai įdomi, šiaip aš klausau, kol ją gaminu, o po to aš jos nelabai klausau. Kol aš atiduodu į medijas muziką, dainą, aš ją perklausau nežinau kiek 1000 kartų. Repeticijos stadijos, įrašų stadijos, editingos, tiesinimų, karpimų, žodžiu, viso tvarkymo metu, tada viso suvedimo metu. Aš pergyvenu tokias, ta daina man pradeda labai nedaug mano dainų, kurios man nėra atsibodę.
Nors jos visos pradžioje turėjo tą patį impulsą, tą patį nešė man tiek pat džiaugsmų, bet kažkaip tai yra taip įtempta ir taip tas laikotarpis, kol tu ją ruoši pristatymui, kad keisti dalykai. Aš ją pristatęs publikai, aš realiai nuoširdžiai pasakysiu, aš jau nelabai suvokiu, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Nuoširdžiai. Aš tiesiog aklai tai darau. Kol prieinu prie to taško, kai jau viskas ate, aš būnu lengvai ir apkurtęs, lengvai ir apakęs. Nes taip jau atsitinka, kad aš sudedu pakankamai daug energijos. Tai aš dar daugiau duoti negaliu. Ar tai tiesa, kad yra toks susidaręs vaizdas, kad geriausi kūriniai gimsta iš kažkokios kančios, iš kažkokios patirties, žmogus kūrinios, kažkaip bando dažniausiai perteikti? Ne. Visiškai ne ir dar kartą ne. Nes aš vakar žiūrėjau, žinau tokią grupę The Cure. Gotai, ne? Siaubūnai. Man tokie atrodo, jau liūdės, kad duos, tai duos. Blemba, jie yra išleidę gal kokias 2 pačias linksmiausias dainas. Friday, I'm in Love ir dar kažkokia, žodžiu. Bet ta prasme ne tai, kad jie patys savo yra išleidę. Realiai, pagamint penktadienio himną, tai yra, come on, ne šeštadienio. Ir faktas, kad taip, kad taip, daug dainų yra sukuriama iš nevilties, iš tos kančios, iš pykčių. Ir aplamai, kokius jausmus jūs beįsivaizduotumėte, tai tiek, tai iš kiek jausmų yra, man taip atrodo, tai iš tiek ir yra sukurta dainų. Na, nebent, jeigu žinau, kad yra šitas šlykštumas mažai ištyrinėtas, tai prastai. Taip. Gerai. O tam X faktoriui tam kažkiek išveikia to originalo projekte? Aš ne, gerai, tai pirmas ir paskutinis klausimas apie tą projektą, gerai? Matot, jūs visi žiūrit. Beveik. Ir visi ant jo varot. Beveik. Aš taip pat. Ir kaip mylėtų jį arba nemylėtų, vis dėlto tai yra darbas ir vis dėlto aš esu jame todėl, kad aš tikiu, kad aš galiu ten kažkam padėti. O ne dėl to, kad aš nusipirksiu mašiną po sezono. Gerai, mašinai. Bet vis dėlto man patinka ir aš tikrai pradėdamas dirbti kiekvieną sezoną aš tikiuosi, kad ten atsiras stebuklas. Nuoširdžiai, kaip mažas vaikas, kaip kvailys. Aš tikrai laukiu to žmogaus, kur mes visi galėsim sakyti, kad taip, čia yra wow. Aš labai to noriu. Man nėra, kad imk vynus dainuoti, reikia čia kažkoks. Ne, taip nėra. Aš noriu, kad tie žmonės, kurie ten patektų, bent dirbtų su manimi, tikrai žinau, kad kolegos mano lygiai taip pat elgisi. Mes sunkiai dirbame, mes iš paskutinių jėgų stengiamės turėdami 10 savaičių laikotarpį pagaminti kažkokį keistą daiktą, ta prasme tam žmogui atiduoti tiek savo energijos, kad jisai išėjęs suprastų, kad bum, aš gavau. O tai atima nemažai pastangų ir į tą projektą žiūriu rimtai. Nežinau, man tai nėra pasipinigavimo šaltinis. Aš tikrai noriu būti kažkam naudingas. Tai va.
O ar aš įžiūriu? Taip, aš įžiūriu. Ir kartais net ten kyla tokios kovos, kai tu įžiūri, o kitas neįžiūri. Ir tu matai kažką, kas tau atrodo unikalu tame žmoguje, o kitas, tarkim, Samas, kažkas, Marijonas, sako, ne, tai aš čia nieko nematau. Tad piktumų net kyla visokiems. Tai šiemet aš taip pat matau dalyvių, kurie iš tikrųjų turi unikalius, originalius balsus duomenis. Tai. Nenoriu vardų sakyti, bet, aš manau, todėl žiūrovas to projekto pats mato ir jaučia. Aš niekada negalvoju dar vieno dalykų, kad ir niekada taip nemastysiu, kad sako, šitas, kaip ten, tauta tai durna, taip, yra taip, jie nieko negirdi koncertuose. Tai va. Man tai atvirkščiai kažkaip atrodo, kad visi žmonės yra jautrūs ir visi nori, tikrai pajust kažką, tai ko galbūt nepajunta kiekvieną dieną. Todėl jie ir lankosi koncertuose. Tai gal originalumas yra nuoširdumas ir būti savimi, nes jis esame Matai, taip, bet matai, nuoširdumas gali būti ir žiaurume. Aš nuoširdžiai žiaurus. Taip, tai va, čia yra žodis tikrumas. Tikras visame kame. Net iki ir tai net iki kraštutinumų, nes aš sakau, aš vis dėlto žodyje originalu įžvelgiu labai daug kraštutinumų, netgi labai, aš buvau užsirašęs šalutiniai poveikiai. Tai žmonės siekdami pasiekti labai daug, tapti unikaliais, neretai iškrypsta. Aš kažkada labai juokiausi ir internete kažkoks veikėjas šitą Apple fanas užsidėjo Steve Jobso nuotrauką su fraze, kad gyvenimas yra trumpas ir nešvaistyk savo laiko kitiems. Aš galvoju, lūpčiau aš tam Steve Jobsui lasda per šikną, kad nesąmonį nešnekėtų. Ir aš tam parašiau, neišlaikiau, žinai. Parašiau tam žmogui po tą nuotrauką, taip, nešvaistyk jo net savo vaikams. Tai va, o tokie yra kartais genijai ir tokie originalų žmonės, jie tiesiog nieko neima į nelaisvę, jie visus aplinkui žudo. Bet jie gal nelaimingi? Didžioji dalis taip. Aš nesu originalus, taip aš laimingas. Rimtai. Taip. Nes kiek aš pažįstu tokių žmonių, kurie yra žvėriškai daug pasiekę, pavardžių neminėsiu, aš matau ligas, aš matau košmarus, aš matau paralelinį pasaulį, žinai, kuris tikrai nėra kiekvienam, kiekvienam skirtas ir ne kiekvienam priimtinas. Tai gal tiesiog reikia nuvažiuoti savimi, jeigu laimingai savotiškai originalus. Tai jau čia yra sunkiausias dalykas, jeigu tik sugebėsite išlikti savimi. Tai tada ir būsit originalus. Baigiam?